Seimas atidėjo darbo kodekso svarstymą kitai savaitai. Šita akcija yra skirta pasipriešinti darbo kodekso priėmimui ir toliau išsakyti visuomeninę poziciją, kritiškai vertinti valdžios sprendimus be darbuotojų įsiklausimo, priimti bet kokius sprendimus, suvaržančius darbuotojų galimybę tartis savarankiškai su darbdaviais ir gauti geresnės socialinės garantijas. Kauno gyventojų asamblėjos susirinkimų metu buvo priimtas bendras memorandumas, nutarimas, kuriuo mes reikalaujame. Pirma, atmesti neapibrėžtos apimties 0 valandų darbo sutartį 66 straipsnis, kuri praktiškai panaikins visas darbuotojų socialinės garantijas ir užtikrintas pajamas. Darbdavys neprivalės siūlyti darbuotojui darbo iš anksto nustatyti darbo valandas. Mums žada daugiau darbo vietų, bet visi tyli apie skurdžią darbuotojų ateitį. Antra, atmesti straipsnius dėl atleidimo iš darbo sąlygų palengvinimo, atleidimo per 3 darbo dienas, išeitinių kompensacijų sumažinimo, profesinių sąjungų teisių suvaržymo, nematerialios žalos atlyginimo bosams, priteisimo iš darbuotojų varganų atlyginimų, privalomojo stažo pensijai gauti amžiaus ilginimo 5 metais. Visi šie straipsniai padidins darbdavių galią ir įteisins lanksčias kabutėse ir neribotas tarnavimo galimybės. Trečias, atmesti darbo valandų normos didinimą ir mažinti darbo normą iki 30 valandų per savaitę. Daugiau nei 100 metų dirbame 8 darbo valandas, kartais ir daugiau. Ilgesnė darbo diena vėl tampa norma, o dabar ją norint oficialiai teisinti ir įstatymų, priimdami naują darbo kodeksą, kuriame numatyta iki 60 valandų darbo savaitę. Tarsi mūsų gyvenimas būtų tik darbas ir nieko daugiau. Ketvirta, mes reikalaujame didinti socialinės teises ir garantijas visiems. Jei norite darbo santykių lankstumo, tai visų pirma, mes reikalaujame užtikrinti teisę į būstą, sveikatos apsaugą, mokslą, maitinimąsi, viešas paslaugas ir erdves, užtikrinti visuomenės bendrą gerbūvį, prieinamą visiems žmonėms. Kuomet būsime užtikrinti, jog praradę darbą neskursime, tuomet galėsime kalbėti apie jūsų siūlomą darbo santykių lankstumą. Penkta, reikalaujame įsteigti visuotinio streiko fondą, kad streikas taptų tikrų darbo ekonominių interesų gynimo įrankių. Jokių samdytojų informavimų apie ketinamus organizuoti streikus, įteisinti solidarumo streikus. Šiuo metu ši teisė yra suvaržyta, užkertant kelią bet kokioms lygiavertėms deryboms darbuotojų ir darbdavių santykyje. Ir paskutinis, bet ne ką menkiausias reikalavimas – panaikinti apribojimus susirinkimų laisvei. Daugiau jokių prašymų leidimams dėl taikių susirinkimų, protestų, piketų, eisenų iš valdžios institucijų, kurios nesuinteresuotos jų išduoti. Bet kokie protestavimo ribojimai ir mūsų teisių pažeidimas. Viešosios erdvės priklauso mums, Kauno miesto gyventojams. Dar kartą dėkojam visus susirinkusius ir keletą žodžių gali tarti bet kuris norintis, nes visi šį čia esantys susirinkusieji atstovauja Kauno miesto gyventojus, dirbančiuosius ir turinčius problemų. Dar kartą pabrėžiu, yra jokios politinės partijos agitacija ir negali jokia būti, todėl prašome susilaikyti nuo bet kokios politinės propagandos.